Europos krepšinio trenerių magistrantūros studijų pirmoji laida sparčiai juda link diplomų. 2010 metais startavusias studijas, kurias kartu rengia Anglijos Worcesterio universitetas, Lietuvos krepšinio federacija ir Lietuvos kūno kultūros akademija, pasirinko žinomi Lietuvos krepšininkai Linas Kleiza, Arvydas Macijauskas, Robertas Jeftokas. O pernai į pirmąjį kursą įstojo ir Giedrius Gustas, Dainius Adomaitis, Povilas Čiukinas ir Arnas Kazlauskas. Be lietuvių šias studijas pasirinko ir treneriai iš Anglijos, Airijos, Liuksemburgo, Maltos, Kanados, Australijos, Irano bei Liberijos. Sausio pabaigoje Worcesteryje vyko žiemos sesija. Jos metu pirmakursiai dalyvavo paskaitose bei pristatė namų darbų užduotis. O antrakursiai susitiko su dėstytojais ir atliko paskutinius parengiamuosius darbus magistro tezėms rašyti. Paskaitą studentams vedė krepšinio specialistai iš Anglijos, Ispanijos ir Lietuvos. First of all, it just develops your knowledge of the different parts of being a basketball coach, physiology, psychology, your own coaching techniques, how you coach, why you coach, all kinds of different things. And it's also great because, you're talking to a lot of coaches with a lot of different experiences from different countries. And from a British point of view, that's something that we don't get enough of. Krepšininkas Arnas Kazlauskas Worcesteryje ne tik studijuoja, bet ir žaidžia už vietos Wolves komandą. Pirmakursis džiaugiasi galimybę suderinti darbą ir studijas. Manau, kad čia yra idealios studijos, nes žaidžiant profesionalų krepšinį ar dirbant, tu to negalėtum daryti. O čia gali. Aš dar padariau dar tokį didesnį žingsnį, kad atvažiavau čia ir žaidžiu už universiteto komandą, kurio žaidžia aukščiausioje lygoje, kur aš galiu dirbti kaip treneris, padėti treneriui ir kartu mokytis šitame universitete, kur galiu atrasti daug žinių, kur yra daug klasių su prieimais prie bibliotekos duomenų, daug yra mokymų apie biomechanikos, galiu susitikti su dėstytojais ir aptarti man iškylančius klausimus apie psichologinius dalykus, apie kažkokių tai situacijų sprendimų. Dėstytojai tai visą gali ištraukti man iš bibliotekos, iš savo žinių, iš kitų sportų, ką galėčiau pritaikyti krepšinėje. Klaipėdos Neptūno direktorius Osvaldas Kurauskas šias studijas pasirinko pernai vasarą, paskatintas bičiulio Arvydo Macijausko. Iš Arvydo Macijausko išgirdau apie šitas studijas labai gerus atsiliepimus. Atvykęs čia tikrai nesitikėjau, kad tai bus tiek naudinga visapusiškai ne tik sportinė prasme, bet ir vadybinė prasme ir kaip treneriai galimybė pabendrauti su aukščiausios klasės dėstytojais ir treneriais, praktiniai užsiėmimai tikrai padarė didelį įspūdį ir didžiausias privalumas tame, kad tai galima suderinti su savo darbu. Tuo tarpu Macijauskui, Kleizai, Jeftokui ir Petravičiui liko baigiamasis darbas magistro tezės, kad lapkritį galėtų iškilmingai atsiimti krepšinio magistro diplomą. Daugiau informacijos apie studijas telefonu 8 611 339 11.